Labukas, šiandien ir sekmadienis, spalio 13 dieną. Išmiegojau iš 2 naktinių ir dabar su išėjom soriukį lauku, kad įkvėpti biškį gryną orą. Ne, oriukau geras oras, toks nekaršta, nelin šiandien. Toks gan gražus oras. Tai reikia išnaudoti ar kiek irtų laisvų, kiek irtų šiltų dienėlių. Dar viens ponaitis gul šitą. Dar ražyti band žydėti. Nors vakar buvo jau šalna. Vyrs dažą. Uždaviau dažyti. Dažą šok. Uždaviau dažyti sieną. Kai tu, Ariukau? Ko toks skeptiškas? Nuardys va kiek, bet tur pagalvių jau nebeturiu pagalvėlio, nardukau. Mama suneš pagalvis į antrą aukštą jau. Žiemą paruošiau. Bet dar čia tau liek, dar čia gali gulėti. Dar gėlytė žyda. Šiandien pabandysiu sumontuoti vlogėlį iš to, ko turiu prifilmavus. Atsiprašau, kad paskutinis filmuks buvo kažkaip nutrauktas. Jau ne pirm kart man kažkaip nutraukti. Nu, kas čia yra? Kažkaip jėmi nutrauk. Ar čia YouTube'as, ar čia internets. Nesuprant, ko jiems pritrūkst, kad išėjai be pabaigos. Dar atidirbs vien pamain ir kitą savaitę bus daug laisvų. Galvoju, kaip nors pakeliauti, kur nors įduojam pamatyti, kažko susiplanuoti. Tų savaitę, kad nepraeitam tiek veltų. Šiandien į to filmuką įdėsiu vaizdėlių, ko man vyrs veikia, kokius darbus dirba. Aš prašau pafilmuoti, bet jis labai nenori man filmuoti. Ir šiaip iš mūsų kasdienybės. Ačiū draugučiai, kad esat, kad žiūrit, kad nevadovaujat labai kai kurie, nes atsirado tokių labai įdomių komentatorių, kur labai pradėjo vadovauti man. Paraš komentarą, vėliau išsitrin ir kažkaip labai nemalonė nuteik. Tai vis tokie, kur nori įkosti, bus užblokuoti. Dar kart pamatysi, aš nenoriu apsikrauti šiukšlėm. Man gyvenim jau buvo pakankama daug vadovatorių ir dabar aš noriu gyventi taip, kaip aš pat noriu. Aš noriu kalbėti, ko noriu ir man visai negėda nuo to, kad aš esu atvira ir nesijaut kažko jau prisikalbėjus arba prirodžius kažko neto. Taip, kad gerai žiūrėjom, ikiuks. Kai sulauksit mano metų vakale, nieko nebebijuosit, nei kalbėti, nei ką vyrs pabėgs pas kitos, nei skyrybų, nei ką žmonės pasakys, nei kad šnekės, nei kad vien žodžiu. Ir labai geras laikotarpis dabar. Ir aš noriu daryti to, ko noriu, kas man patinka ir nesijaučiu, kad aš čia kažko blog darau. Ikiuks, drauga. Kai jūs? Kai jūs, graželė? Nebija, Katin? Nebija, Katin? Ką nori? Nu, pasirodom dabar. XL dydis. Ant man šaukia XXL ir per didelį. Aš žinojau, kad bus maži XL. Parodyk. Nu, nėra visai maži. Žiūrėk, kokį papa. Visai maži nėra. Suplyša viskas. Pakelk rankas į viršų. A geriau kokią apmaišyką lakščiui.
Nu gerai. Nu jeigu to nespaud, bet pažiūrėk, kokį čia į sparną. Nu čia turi būti čia. A čia turi būti tokia į sparną, kaip žuviai. Paukščiam. Pakelk rankas. Kokį jums keistų vyram. Čia, bet nugarda baisesnė. Kokie raumenys. Keisti jūs figūrai vyrai. Čia kažkokiai papa, šonus. Čia krūteniai, na, Nu papa. gerai, pasipėk, jeigu tau patogiausiu tas. Burigents. Oriuka, o tu matai, koks tas mūsų tėvas. Koks tas mūsų tėvas yra. Nu gerai, pasiliktus. Toks mūsų penktadienio vakaras. Kakadu penktadienis, ane, Oriuka, kakadu penktadienis. Su mama gulėti. Tėtis dar negrįžo kažkokį ten. Kažkoks ten. Kažkokis griovis. Jau turėtum grįžti. Nu, žiūrim, kakadu penktadienį. Gal vėliau pažaisim. Nu, eik į lauk, eik. Eik, Oriuka, į lauk. Šalta laukia, Jo, vyr šalta. Ryto reik padangs, kad vyrs pakeistam. Labanakt, Sauliai. Labanakt. Tu čia mėgosi. Ne, žiūrės krepšinti. Žiūrės krepšinį, nu, gal žiūrėt, kai nori, kai žmonės važiuoja į darbą. Savaitgalis prasideda. Ingrida pradeda darbinį savaitgalį. Oriuks jau išėjo miegoti. Oi, tu čia lovą miegoja. Visi išėjo miegoti miegam. Nu, eik. Nu, eik. Dar persigalvos. Oriuku, tu jau 9 valandą išėjo miegoti, ne? Miego. Vis normal žmonės miegoti savo lovas. Penktadienį vakaro mama važiuoja į darbą. Labanakt, draugučiai, gerą savaitgalį. Miegok, Oriuka, miegok. Taip gražiai atsigulė. Nu kas čia dabar vyks? Sekmadienį dieną. Ką čia daro vyras man? Tu galvai, kas savo norašė. O kas čia tam priverti? Būtum labai įdomu sužinot, kas čia tam liep dažyti. Puškins su guminėm ausim. Žmonelė sugalvojo vyrau daug darbų. Prieš išvažiuojant į Lietuvą, prieš išskrendant, anam ir užduot labai daug darbų. Gol, primast. Išvažiuojant į darbą 10 valandų, sak, ak dažyk, sak, par naktį. Tai gavau lik postak pasiruošt, sein susiplaut, apsitaipuot, apsisiurbliaut, apsišpakliaut į skylius, kondarys, Prašau, bet ką bus gražiaus tad? Ne, sugalvojau, kad reik pokyčio atsibuotas baltas sienas, o kad turi įdomus dažytojai. Jau dar pradėjai dažyti. Čia ką pelenė, kol nepadarys tik daug darbų, neišrinksi ten tų žirnių iš grūdų, neišvažiuosi į Lietuvą, neišskrisi. Dar reikia padangus pakeisti. Praeitą kartą nufilmavau, bet man YouTube's neįkėlė. Ar internets ten užstrigo. Ko aš nusipirkau? Nusipirkau 2 kaktusiukus ir to tik mažą. Man atrodo, kad čia užviens liežuviai. Tai pažiūrėsim, kada tie kaktusiukai dabar išsiskleis. Ir Fretexe nusipirkau to vien megztuką, kur matavaus. Vėliau pažiūrėjau, čia ir labai nebloga, gera firma. Manau, kad čia yra iš tikros vilnas.
Aš norėjau tokias spalvas. Megztuką reikia išsiplauti. Ir tokį šalikiuką. Čia ir kaip du šaliką, bet susukti vieną. Įdomus toks. Toks jausmas, kad paskutinis objektas šiais metais. Nebaigiau šiandien, norėjau pabaigti. Longus dažau dar. Čia besarinu dažyti jau longą. Čia irgi longą nudažyti. Čia irgi. Tas irgi nudažyti. Šiandien viršau ten ant stogo napau nudažiau. 3 langiuką. Subėt, čia reikia įdažyti to namą. Jau čia 3 kartą atvažiuoju tam žmogaus sodinti medžius. Vis ko nors dar nusipirk. Tom pasodinau, nu nežinau ką pats vadint, šiandien kol nupušti. Dar vien tokį patį. Prieit kart pušį pasodinau to. Dabar eglį dar reikia pasodinti paskutinį šitą. Paskutinį daubėlį. Čia vėl kažkokį medį sodinau. Kliaus, nekliaus, net supras dar. Čia kažkoks jau medis. O tų mažų šiandien nereikėjo sodinti, nes padaksą kiti metam, nes čia kitmet darys taras naują vietą, ten tai už tos taras, ant tos sienos ten 2XD išslysiu ir pasidaryti, bet kad ten, kol taras nepadirbs, ten niek nesuprojektuojas, nei su akmenims ten, nes ten ani pakalni, raktygę padėti ten. Ten iš vienos pusės įkas, kad didžiai pasidėti ant įkrumuką, kurį prisėjins, gal palik šaknis prikas. Čia jau kitą kartą. Kitą kartą čia. Kitą kartą. Gerai. Pabaigti, paskutinį padaryti. Eglė ton. A va ten, tada padėgiau į vazoną, 1,5 metų, tai kažkaip ta eglė ten auga. O tai ir iš tų pačių, bet ten aukštesnio auga.